Tai buvo Paryžius. 2001. Kai mados pasaulio sostinė tituluojamame mieste plojimą įdėjo ir susižavėjimo šūksniai skambėjo ne prancūzų aukštosios mados kūrėjams, ne garsiems ir tarptautinį pripažinimą jau pelniusiems dizaineriams, o atvykėlių iš rytų Europos. 30-mečių akiplėšai lietuviui Juozui Statkevičiui. Jo pristatyta kolekcija dar tą patį vakarą sulaukė ne tik liaupsių, bet ir itin palankių mados kritikų įvertinimo. Tačiau tai nebuvo laimingas loterijos bilietas. Su atsitiktinė sėkme tas vakaras nieko bendro neturėjo. Juozas iki to laiko jau gerai žinojo, kokia didelė yra kaina už pripažinimą ir ją buvo sumokėjęs su kaupu. Tai tik vėliau jam bus teikiami apdovanojimai, o klientų sąraše mirgės tokių pasaulinio garso įžymybių kaip Björk, Nicolės Richie, Naomi Watts ar pačios Danijos karalienės pavardės. Kur kas vėliau į jo pasirodymus rinksis tūkstančiai ir jam po kojų puls Lietuvos elitas bei sėkmės pavydės visi mūsų šalies mados kūrėjai. O iki tol gyvenimas raitys ilgą sąskaitą už sėkmę ir ji tikrai bus didžiulė. Paskutinius pinigus jis leisdavo ne maistui, o senovinių nėrinių ritinėliui. Svetimoje šalyje šaltomis naktimis jis buvo priverstas nakvoti ant grindų vietoj antklodės užsiklojus polietileno gabalų. Žino Juozas ir tai, ką reiškia bandant užsidirbti pinigų savo svajonėms paversti realybę, bet vangos klijuoti pašto ženklus ar siūti užuolaidas. Būtent tokia buvo ilgo ir sudėtingo kelio į mados pasaulį pradžia. Kelio prasidėjusio Kaune, Vilijampolėje. Kai puikius rezultatus demonstravęs plaukikas vieną dieną grįžęs namo, savo tėvams pareiškė, kad sportas ir varžybos ne jam, kad nuo šiol jis atsiduos širdžiai kur kas mielesniai veiklai – mados kūrimui. Kažkada girdėjau tavo mamos žodžius, kad vaikystėje tavo tėvai lyg ir tau sakė, ką, juk čia nerimta? Ne, iš sijonų niekados neuždirbsi pinigų, jeigu tu sąžiningai, žinai, dirbi va taip kaip aš. Bet aš įrodžiau savo, kad, žinai, yra madų industrija, yra pasaulis ir tu gali išlysti, jeigu tu labai to aktyviai sieki ir nori. Ir jeigu tu lyginė su pasauliniais, o ne su kaimynė iš gretimos laiptinės, tai tada kažkas tai pavyksta ir man pavyko. Kas buvo pirmas žmogus, kuris patikėjo tavimi? Patikėjo mano mamos draugė Genutė Krištupaitinė, kuri pamatė piešinius, nes aš buvau plaukikas profesionalus ir vaikščiojau į sporto mokyklą 24 Kaune ir taip toliau. Ir kadangi aš turėjau tetą Amerikoje ir šitą, jinai sakydavo, tu nupiešk, ką tu nori, aš tau atsiųsiu. Ir aš taip pradėjau piešti madas. Juozo piešti eskizai nustebino ne tik tetą Amerikoje, bet ir tuomet garsaus Kauno Stepo Žuko dailės technikumo dėstytojus, kurie sunkiai galėjo patikėti, kad tai darbai žmogaus, kuris iki šiol nesimokė ne tik mados subtilybių, bet net ir piešimo pradmenų. Vėliau jis studijuos, bus dėstytojų vadinamas pavyzdžių kitiems. Ateis 90-ieji. Lietuva alsuos tik susigrąžinta laisvė, o Juozo akys kryps mados Mekos link. Įgyvendinti didžiųjų savo svajonių, jis iškeliaus į Paryžių, į kitokį pasaulį, tą, kuriame įsitvirtinti visada troško, į mados pasaulį. Sakoma, kad nieko nėra purvinesnio už mados pasaulį, o tu taip veržėsi ten. Čia matot kaip, jeigu tu galvosi, kad jis purvinas, tai jis bus purvinas. Jeigu mes sakysim, kad Lietuva tokia bloga, tai jinai ir bus bloga. Bet iš tikrųjų ir yra momentų tokių. Bet žinai, tu gali, taip visko yra, bet visur yra. Nereikia madų. Nereikia madų. Tai prasme, jo, ten koks agentas permiegojo su manikėne, kokia nelaimė, supranti, o kad tos manikėnės pačios veržėsi kažkur. Tai, supranti, čia ne paskutinė istorija, aš nematau čia jokio blogumo, permiego. Žinot, permiegot galima su bet kuo, bet laiko atsikelt svarbu. Ilgi metai mokslo ir darbo šalia mados grandų bėgs greitai. Lengva nebus, bet visus sunkumus įveikti ir eiti pirmin padės begalinis noras tobulėti bei artimų draugų palaikymas. Tokių pat kaip pats Juozas, iš mažos šalies, iš neturtingų šeimų, bet itin gabių ir trokštančių, kad jų vardai įeitų į istoriją. Viena tokių bičiulių režisierė Dalia Ibelhauptaitė. Jungtinės Amerikos valstijos, Niujorkas.
Neribotų galimybių kraštas ir vienas iš pagrindinių mados centrų pasaulyje. Dabar Juozas Statkevičius čia jaučiasi tikrai savas. Kaip ir Paryžiuje, taip ir Niujorke esančiuose prestižiniuose mados namuose jau seniai prekiaujama jo kurtais drabužiais. Mes su Dalia Niujorke susitikom, aš buvau madų savaitėje Niujorke ir taip toliau, ir tokia kažkokia labai gera nuotaika, ir mes su Dalia einam per Niujorką ir ateinam iki Centrinio parko ir kažkaip aš Daliai sakau, nu va Dalia, va parduotuvė, Bergdorfas, va mes pardavinėjom, o Dalia atsisuka kitą pusę, o va mano teatras, kur aš spektaklius dariau. Ir čia komentarų daugiau nebuvo, nes ašaros bėgo va ne taip, o va taip. Ir kaip tu pagalvoji, žinai, kad žinai, va iš tikrųjų nuo Kauno Vilijampolės tu pereini per visas stoteles ir atsiduri Niujorke, ar ten Japonijoje, ar ten kažkur tai. Ir galvoji, žinai, kokius šūdo vamzdžius reikėjo praplaukti, žinai, tai nelabai linksma, žinai, bet kai tu nekreipi dėmesio, darai savo darbą nuoširdžiai ir nuo to kaifuoji, tai nieko baisaus. Mūsų šaliai herojų nereikia. Žinai, kažkaip tai kartais labai apmaudu, todėl kad, pavyzdžiui, tokia didžiulė Rusija turi Zaicevą ir Judaškiną, tik 2. O aš ne savo žodžiais šnekėsiu, aš pašnekėsiu Vasiljevo žodžiais. Nei Rygoj, nei Estijoj, net arti nėra tokio, kuris šalia, ta prasme, pagal darbų gausą ir amplitudės plotį ir pagal tą mastelį net negali lyginti su manim. Ir aš tiesiog nesigiriu, aš tiesiog konstatuoju faktą, todėl kad nei kuris iš mūsų dizainerių padarė 65 spektaklius, kuriam nors vienam iš spektaklių yra po 700 kostiumų ir taip toliau. O jau raudonas kilimas, jau mes šalia to Holivudo, kur tas Holivudas, atsiprašau, dar lietuvai iki Holivudo, dar ne visi spėjo nusiprausti, kad galėtų kvepintis. Taip kad labai ambicinga ir labai, pasakyčiau, labai mėgsta žmonės savo nuomonę pradėjo labai aiškiai reikšti ir maždaug labai jau, žinai, pareiškinėja, o kartais tu nuomonė visai neįdomi. Tie, kas pirmi, visą laiką visas šūdas ant galvos. O iš paskos visi jau eina laimingi, tą patį daro, bet, supranti, kas pirmas, tai visą laiką punkšt per galvą, supranti, va čia toks ir anoks. O jau paskui visi tą patį daro ir viskas kaip priklauso. Ir niekados neprisipažins, kad seka pavyzdžių. Šiuose svarbiausių ir įtakingiausių pasaulyje žurnalų šūsniuose, kukliai sudėtuose Juozo Statkevičiaus dirbtuvių kampe, jo sukurtų drabužių nuotraukos ir paties dizainerio pavardė minima šalia neabejotinų mados legendų. Daugelis jo kolegų atiduotų bet ką, kad tik nors kartą būtų paminėti bent viename iš jų. Pasaulis išties pastebėjo ir vertino, o savi? Paradoksaliausia, kad Lietuvoje, kur antro tokio lygio dizainerio nė su žiburiu nerasi, būsi populiarus tik tuo met, jei Juozą Statkevičių kritikuosi, o negirsi. Tai aš tiesiog džiaugiuosi savo rezultatais, o ten kas ką, žinai, galvoja, žinai, jeigu žmonės nesupranta, kad mada biznė, žinai, tai... Bet tu man nuoširdžiai pasakyti, neugi tau iš tikrųjų yra absoliučiai tas pats. Kai loja, kai drabsto purvais. Aš neturiu kada galvoti. Man neįdomu, aš jau praeitas etapas. Žinai, lietuvis ko gero tau pasakytų, bet jeigu Juozas Statkevičius būtų kuklesnis, ar ne, karūną nusimtų, tai tada jo niekas taip neapkalbinė. Aš karūnos niekados neturėjau, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš niekados nebuvau žvaigždūnas, kaip čia kas nors įsivaizduoja. Man pasisekė, aš didžiuojas, tai čia faktas. O kodėl iš kur ta karūna išdygo, aš nežinau. Čia jau atsiprašau, savo tas karūnas pasiimkit. Nesakyk, kad turite, tarkim, nepraleidi pusės valandos galvodamas. Ne, tikrai neturiu. Tikrai net galva išploviau, ant šlapių plaukų uždėjau kepurę, užtat negaliu pasirodyti, nes nėra laiko, žinai, kada tokius dalykus galvoti. Ir jeigu aš jau pradedu nešioti ištisai viską juodai, tai jau žinau, kad Juozas susijėmė. Supranti? Kasmetiniai Juozo Statkevičiaus naujų kolekcijų pristatymai jau seniai vadinami metų mados renginiais, kuriems ypatingai ruošiasi visos mūsų garsenybės, nuo politikos, pramogų bei sporto iki verslo pasaulio elito. Jau nuo gegužės visos Juozo mintys sukasi apie spalio 28-ąją vyksiantį naujos kolekcijos pristatymą. Šou išties bus įspūdingas.
3000 žiūrovų, viena didžiausių Vilniaus arenų ir pusšimtis modelių, kuriuos ant podiumo pristatys tokios garsenybės kaip tenoras Edgaras Montvidas, britų aktorius Dexteris Fletcheris, pasaulinio garso baleto žvaigždė Nikolajus Caskaridze bei modelis Svetlana Greznova. Kad ir ko griebtųsi Juozas, šiandien tai tampa itin paklausia preke. Vardiniai kvepalai, vardinės žvakės, įspūdingos knygos apie madą ir žinoma drabužiai. Juk dar prieš keletą metų, kone kiekviena Lietuvos nuotaka, troško svarbiausią gyvenimo dieną pasipuošti Statkevičiaus sukne, nes tikėjo, kad ji taps amžinos laimės bei meilės simboliu. Viskas keičiasi, žodžiu, kažkokį laiko tarpą buvo taip, nesiskyrė, tikrai buvo labai tikras faktas. O paskui Laimutis su Asta išsiskyrė, bet aš žinau dėl vieną dalyką, todėl kad per vidurį buvo dar ne viena ne mano suknelė. Tai aš darau tokią išvadą ir prielaidą. Apie asmeninį gyvenimą Juozas niekada nekalba. Klausiu, kodėl, o jis atrėžia, kad visas jo gyvenimas ir yra kūryba. Jis puikiai žino, kad kai kam gali atrodyti, jog yra labai vienišas, bet tik purto galvą, kad tokiu nesijaučia. Visiems ko gero atrodo, kad be mados Juozas daugiau niekuo nesidomi, apie nieką nekalba ir ko gero vienintelė knyga, kurią skaito, yra Vaugas. Ką veiki laisvalaikį, jeigu tokį dar turi? Aš žiūriu labai daug kinų, filmų ir taip toliau. Aš vaikštau po mišką, grybauju. Aš turiu ką veikti, tik tai aš nemanau, kad čia labai kam nors svarbu. Čia mūsiškai, žinai, aš einu į pedikiūrą ir manikiūrą. Nu, kam tas įdomu? Atsiprašau, aš tokių dalykų, mano kiti supratimai apie tos reikalus, taip kad... Yra sakančių, kad iš mados neuždirbsi, na, aš turiu omeny mažoj rinkoje. Čia Lietuvoje kažkas neuždirba, kažkas uždirba. Irgi nelabai įdomu, žinai, skaičiuoti, aš neskaičiuoju svetimų pinigų. Savus susiskaičiuoji, turiu omeny? Savus susiskaičiuoja. O madoje žmonės turi tikrų draugų? Aš kad turi. Nu, čia, sakau, čia yra daug klišių, supranti, ir tos klišės labai keičiasi, taip kad... Tai va. O tai gal lietuviai klysta galvodami, kad jeigu jau nori apsirengti Juozo Statkevičiaus kūriniais, tai tu turi turėti, nežinau, nu minimum 10 000 litų. Suprantat kaip, žmonės kaip ateina, vat vėl prasideda tas skaičiavimas ir galvojimas, žiūrėkit, žmogus atėjo, vienas nori labai kukliai, labai man kažką, tai ir kainuoja neprangiai. Bet kai žmogus, aš noriu pačios brangiausios medžiagos, aš noriu, kad šleifas būtų 10 metrų, tai, nu, suskaičiuokit, jeigu medžiaga kainuoja 300 ar 5 ar 1000 litų. Nu, tai ir skaičiuokit tada, tai kažkokia kaina tada irgi turėtų būti proporcinga šitam darbui. Ir pagaliau vardas. Taip kad, žodžiu, sudėtinga. Sudėtinga, bet tikrai milijono nereikia. Ir nereikia 10 000.